Kibirkštis. Jogo autobiografija. Knyga sukėlusi dvasinę revoliuciją. Paramhansa Yogananda, knygos Jogo autobiografija autorius, buvo pirmasis Indijos jogos meistras, gyvenęs ir dėstęs vakaruose. Atvykęs 1920 metais, Yogananda šturmavo Ameriką. Entuziastinga publika užpildė didžiausias sales, norėdama išgirsti jo kalbą. Daugiau nei 15 metų Yogananda keliavo po JAV, skaitydamas paskaitas ir vesdamas užsiėmimus daugybėje didžiųjų miestų. Pradinis Yoganandos poveikis buvo išties įspūdingas, tačiau ilgalaikė jo įtaka yra dar didesnė. Jis buvo tikras dvasinis revoliucionierius. Jo džiaugsmo žinia šiandien tokia pat svarbi kaip ir anksčiau. 1946 metais Yogananda išleido savo jogo autobiografiją, vieną įtakingiausių mūsų laikų knygų. Jogo autobiografija pradėjo ir tebetęsia toli siekiančią pasaulinę dvasinę revoliuciją. Yoganandos jogo autobiografija buvo parduota daugiau nei 10 milijonų egzempliorių tiražu ir išversta į 34 skirtingas kalbas. Tikriausiai labiausiai pasaulyje dalijimasi knyga, kurią draugas draugui numylėtą egzempliorių entuziastingai perduoda. Jogo autobiografiją perskaitę žmonių skaičius lengvai gali viršyti 30 milijonų. Jogo autobiografija yra daugiau negu knyga, tai kultūrinis reiškinys. 1967 metais The Beatles išleido albumą Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club, ant kurio viršelio buvo pavaizduota Yoganandos ir jo gurų linijos nuotraukos Šri Juktešvaro, Lahiri Mahasajos, Babadži. The Beatles narys George'as Harrisonas visą likusį gyvenimą sėmėsi įkvėpimo iš autobiografijos. Jis dažnai duodavo kopijas sutiktiems žmonėms, nuo Gary Wrighto iki prezidento Fordo. Yogananda paveikė ištisas menininkų kartas, autorių, aktyvistų ir mokslininkų, įskaitant Mahatma Gandhi, Elvis Presley, Rilsą Simonsą, Ravi Shankarą, Tomą Maną, Marian Wilson, Steve'ą Jobsą ir šimtus kitų. Ravi Shankaras, žinomas muzikantas ir kompozitorius, sakė: esu skaitęs daug knygų apie jogą, bet niekada nebuvau taip sužavėtas kaip šia knyga. Joje slypi magija. Jackas Canfieldas, autorius, motyvacinis kalbėtojas ir verslininkas, sakė: sunku rasti ką nors dvasinėme kelyje, kurio gyvenimo nebūtų paveikęs šis gilus literatūros kūrinys. Nuo jo prasidėjo mano jogos, meditacijos ir savęs tyrinėjimo kelias, kuris tęsiasi iki šiol. Neseniai mirus Steve'ui Jobsui paaiškėjo, kad nuo tada, kai 80-ame dešimtmetyje pirmą kartą atrado šią knygą, visą likusį gyvenimą skaitė jogo autobiografiją kartą per metus. Autobiografija buvo vienintelė knyga jo iPad planšetinėme kompiuteryje ir jis ją dovanojo visiems, kurie dalyvavo jo laidotuvėse. Paskutiniai jo žodžiai gulint ligos patale namuose buvo: o wow, o wow. Revoliuciniai Yoganandos ir jogo autobiografijos dvasiniai mokymai buvo įausti į mūsų šiuolaikinę visuomenę dėl jos mokslinio ir universalaus požiūrio į dvasingumą. Amerikos vedai apklausiau daugiau nei 300 žmonių ir paklausiau jų, kaip jie pirmą kartą susidomėjo Indijos dvasiniais mokymais. Dažniausiai minima knyga buvo jogo autobiografija. Ji tikriausiai labiau nei bet kuri kita knyga sustiprino žmonių supratimą ir jų atsidavimą dvasiniam keliui. 1920 metais, kai Yogananda pirmą kartą vykdė kampaniją visoje JAV, meditacija buvo beveik negirdėta. Dabar meditacijos moko vaikus, ją naudoja sportininkai, o verslo lyderiai ją giria.
Jos naudą patvirtino mokslininkai. Pagrindinė jogo autobiografijos žinia yra meditacijos galia pakelti mūsų širdis ir protus į džiaugsmą. Jogananda asmeniškai į Kriya jogos techniką įšventino daugiau nei 100 000 žmonių. Kriya joga yra daugiau nei technika. Ji yra raktas į visavertį dvasinį gyvenimą. Proto kontrolė per gyvybinę jėgą yra pats efektyviausias ir moksliškiausias priartėjimas prie amžinybės. Paramhansa Yogananda. 2016 metais žurnalo Yoga atliktas tyrimas atskleidė, kad šiandien daugiau nei 36 milijonai amerikiečių praktikuoja jogos pozas. Jogos pozos buvo tik viena Yoganandos sprendimo, kaip gyventi subalansuotą ir sveiką gyvenimo būdą dalis. Jeigu vakariečiai broliai galėtų įsisavinti jogų metodus, tuomet jie galėtų gyventi 100 metų, puikios sveikatos, laimingi ir sėkmingi. Jis atidarė pirmąjį vegetarišką restoraną Los Andžele. 1927 metais jis pasiūlė sveikatos planą tuometiniam prezidentui Calvinui Coolidge'ui, įskaitant mankštą, meditaciją, nerimo badą ir be mėsos dietą, kurioje gausu šviežių vaisių, daržovių, riešutų ir pilno grūdo produktų. Gerai žinomi 6 ir 7 dešimtmetyje Čarlzo Atlaso dinaminio įtempimo kultūrizmo užsakomieji kursai paštu buvo iš dalies įkvėpti Yoganandos energizuojančių pratimų. Jogo autobiografija turėjo įtakos holistinės sveikatos srities pradininkams, įskaitant Andrew Weil, integruotos medicinos novatorišką gydytoją ir knygos 8 savaitės iki optimalios sveikatos autorių. Joan Borisenko, daktarė ir daugeliu įtakingų darbų, įskaitant kūno priežiūrą, proto taisymas autorė, padėjo sukurti proto ir kūno mediciną bei atsipalaidavimo efektą Harvardo universitete. Dažnai žmonės manęs klausia, kaip mokslininkas susidomėjo dvasingumu, o iš tiesų mokslų susidomėjo kažkas turintis dvasinės patirties. Patyriau tai, ko tuo metu visiškai nesupratau. Ir tai buvo kosminės sąmonės patirtis. Paėmiau autobiografijos egzempliorių, skaičiau tą knygą ir į mane taip sujaudino, buvau absoliučiai sužavėta. Geriausiai parduodamų knygų dalinimasis gamta autorius Josephui Corneliui didelę įtaką padarė Yoganandai ir autobiografija. Pirmą kartą jogo autobiografiją perskaičiau 1975 metais ir buvau sužavėtas, kaip Yogananda kalbėjo apie samadhi ir savęs kaip visos kūrinijos dalies jausmą. Ir jis išdėstė aiškų formatą, kaip tai padaryti. Parašiau knygą pavadinimu Dalinuosi gamta apie tai, kaip kurti patirtis padedančią žmonėms susilieti su uola, medžiu ar visa gyvybė. Yogananda savo dvasinį darbą pavadino savęs realizavimu, nes tikėjo, kad asmeninė patirtis yra svarbesnė už intelektualinį supratimą. Jogo autobiografija buvo skirta Lutherui Burbankui, garsiam sodininkui ir šventam Yoganandos draugui. Lutheris Burbankas buvo vaisių riešutų ir daržovių hibridizacijos mokslo pradininkas. Nina Simone, atlikėjai ir aktyvistei tėvas padovanojo jogo autobiografiją. Pagerbdama Yoganandą, ji sukūrė muziką ir atliko jo eilėraštį Dieve, Dieve, Dieve. Visoje autobiografijoje gausu nuorodų į šiuolaikinį mokslą ir mokslinį jogos bei meditacijos požiūrį. Skyriuje Stebuklų dėsnis Yogananda aprašo sielą plečiančio jogos mokslo ir Einšteino šviesos kaip visatos pagrindo sampratos sankirtą. Artimi Yoganandos mokiniai patyrė gilias permainas. Aš negaliu tiksliai pasakyti, kaip tai nutiko. Ant grindų gulėjo skiautė popieriaus. Aš ją pakėliau ir išmečiau į šiukšliadėžę. Bet paskui ištraukiau ją, nes žinojau, kad ten yra mano atsakymas. Aš žinojau tai.
Aš paėmiau ją, atverčiau ir perskaičiau jogo autobiografiją Paramhansą Joganandą. Aš tuoj pat nusipirkau knygą ir pradėjau ją skaityti. Paskambino mano bičiulė ir sako, Pegi, neklausk manęs, kaip aš sužinojau, aš neturiu paaiškinimo, bet aš sutikau vieną žmogų praėjusį vakarą ir aš jaučiu, kad tau reikia su juo susitikti. Jis turi keisčiausią pasaulyje vardą – Paramhansą Joganandą. Aš atsakiau, aš ateinu. Pegi Dyts tiesioginė Joganandos mokinė. Niekada nepamiršiu, kaip užlipau tais 3 laiptų aikštelėmis Vašingtono kalne į 3 aukštą, kur apsistojo meistras Jogananda. Pradėjęs lipti laiptais dariausi vis nervingesnis. Man tai tokia svarbi akimirka, o meistras atidarė duris, tiesiog ištiesė rankas, stipriai mane apkabino ir aš tiesiog jaučiau, kad grįžau namo. Galvok širdyje apie savo gurų lotoso pėdas. Svamis Kriyananda, vienas iš iškiliausių Joganandos mokinių, buvo rašytojas, kompozitorius, puikus oratorius ir įkūrė Anandos bendruomenės visame pasaulyje. Mano troškimas buvo rasti tiesą. Labai norėjau ją sužinoti ir pagaliau pasiekiau tašką, kai supratau, kad be Dievo tiesos negali būti. Radau jogo autobiografiją. Ir kitų autobusų pervažiavau visą šalį. Pirmus žodžius, kuriuos pasakiau Joganandai, niekada neįsivaizdavau, kad kam nors, kada nors pasakysiu. Pasakiau, noriu būti jūsų mokiniu. Aš gyvenau su juo 3 metus su puse. Ir turiu pasakyti, kad tai buvo svarbiausi mano gyvenimo metai. Jogananda jogo autobiografijoje rašė, kad mintis yra visuotinės, jos nėra individualizuotos. Jūs nekuriate savo minčių, jūs esate instrumentas joms pasireikšti, priklausomai nuo jūsų sąmonės lygio, kuriame gyvenate. Ir kai tas lygis aukštas, tada esate laimingas. Kai žemas, jūs esate nelaimingas. Vienas dalykas, kurio visi ieško, yra laimė. Kodėl? Nes mes visi norime savo tikrojo aš. Mes atėjome iš palaimos ir esame jo kūriniai ir vėl norime tos palaimos. Dievas yra Satčit Ananda, amžinai egzistuojantis, amžinai sąmoningas ir Jogananda pridūrė amžinai nauja palaima. Jo misija buvo paprasta – atvesti sielas pas Dievą. Te laimina jūs Dievas. Jogo autobiografija ir toliau įkvėpė po 80 metų jos revoliuciniai dvasiniai mokymai ir nesenstanti džiaugsmo žinia šiandieną atliepia taip pat giliai, kaip ir tada, kai ji buvo pirmą kartą parašyta. Ananda dėkoja šiems žmonėms ir organizacijoms už pagalbą. Ir visiems tiesos ieškotojams.